Sveiki, esu Ingrida Baltrušienė, Karaliaus Mindaugo grožio paslaugų teikimo, rankų kojų priežiūros mokytoja. Ir šiandien aš jums pademonstruosiu pedikiūro masažą. Šis masažas yra refleksologinis ir jis yra atliekamas atvirkščiai negu kad pagal limfos tekėjimo kryptim. Mes įsivaizduosime, kad ties čiurnos sąnariu yra visas mano modelio negerumai, visos problemos ir per pirštų galiukus ištrauksim viską, kas negera. Reikia papurkšti su kutaseptu. Tuo pačiu mūsų klientė pripranta prie mano rankų ir nebebijo kutenimo ir tuomet jinai gali atsipalaiduoti. Kad geriau slystų, mes įsilašinam lašelį aliejaus. Aliejų galima parinkti pagal problemas. Jeigu mano klientės yra nusilpusi imuninė sistema, aš naudosiu arbatmedžio aliejų. Jeigu mano klientės laukia puikus vakarėlis, naudosiu rozmariną, kad neužmigtų vakarėlio metu. Jeigu mano klientė sudirgusi ir eis namo miegoti, aš naudosiu lavando aliejų. Pirmas pratimas, vieną ranką veiks per masažą. Aš imu už kulno ir už pirštų ir pasukiojam pėdą. 3 kartus pagal laikrodžio rodyklę, 3 kartus prieš. Ir taip galima kartoti kelis kartus. Pajunti, kad kliento pėda yra atsipalaidavusi. Palankstimas į priekį su jėga ir balerina. Pratimas ir taip vėlgi kartojam 3 kartus. Aš čia nekartosiu po 3 kartus, aš kartoju po 1 kartą, po 2. Po balerinos yra aplink kauliuką. Padarom širdelę ir į vieną pusę, į kitą pusę. Toliau yra achilo sausgyslė. Įtempiam pėdą ir su savo kita ranka, ne pagrindinė, stengiamės truputį panaudojant jėgos į masažą. Atpalaidavimo yra pėdos papurtimas. Šičia yra 5 pagrindiniai pėdos atpalaidavimo pratimai. Sekanti grupė pratimų yra viršutinės pėdo dalies. Krumpliai. Visą laiką atkreipkite dėmesį, ką veikia mano antra ranka, ne pagrindinė. Išmoksit galima iš karto su abiem rankom. Tuomet kita grupė pratimų yra kryžiukai. Vieną kart vienas, kitą kart kitą. Rutuliukai. Pereinam prie pirštų. Pasitikrinam vietą, kur pirštas kabutėse dygsta. Su kaire ranka aš laikau ties tą vietą, su kita nago ir pasukiojam. Ramiai, neisteriškai. Prie kito nago. Už nago laikom. 3 pirštas. Jeigu kliento pėda būtų didelė ir mano rankos gali neužtekti apimti, tuomet sukeičiu rankas vietom. Pirštų patraukimas. Tik ties nagu ir tarp pirštų. Dabar piršto šonų patrinimas. Didįjį pirštą imam išilgai, čia padarom laiką ir trinam. Toj vietoj, kur piršto šonai liečiasi su butu. Viršutinę dalį. Stipriai. Ir taip kiekvieną pirštuką. Mokiniai turi viską daryti po 3 kartus. Vienos pėdos masažas turi užtrukti iki 15 minučių. Vėliau, kur pirštai dygsta.
Pirštų kauliukų patikrinimas ties nagu. Tik, tik, tik. Ir vėl. Taip, taip, tik, tik, tik. Taip, taip, tik, tik, tik. Pirštų patraukimas. Tik ties nagu. Ir tarp pirštų. Piršto. Ir tarp pirštų. Piršto. Ir tarp pirštų. Ir taip toliau. Dabar piršto šonų patrinimas. Didįjį pirštą imam išilgai, čia padarom laiką ir trinam. Toj vietoj, kur piršto šonai liečiasi su butu. Už nago viršutinę dalį. Stipriai. Ir taip kiekvieną pirštuką. Aš čia demonstruoju tik tai vienas kartas. Mokiniai turi viską daryti po 3 kartus. Vienos pėdos masažas turi užtrukti iki 15 minučių. Toliau, kur pirštai dygsta. Pirštų kauliukų patikrinimas ties nagu. Tik, tik, tik. Ir vėl. Taip, taip, tik, tik, tik. Taip, taip, tik, tik, tik. Pėdos. Ties trečiuoju pirštu išilgai pėdos braukiam iki pat kulno. Tarsi eglutės kamienas ir darom eglutę. Ties tuo kamieno truputį stipriau. Ir taip irgi 3 kartus ties viduriniu pirštu kartoju. Toliau katinas. Ir matot, visi judesiai dabar jau eina link piršto galiukų, kad visą blogas mintis, skausmą, blogą nuotaiką mes ištrauksim per pirštų galiukus. Nuo kulno į viršų. Toliau imam už ir zigzagą. Šitas labai pratimas yra smagus ir ant rankų. Išilgai. Rutuliukai. Tie patys rutuliukai, kur ir viršutiniai pėdos daliai. Galima šitaip eiti, užlipti ir nulipti žemyn. Ir galima užlipti su judesiu iki pat viršaus ir grįžti šitaip. Kryžiukai. Geriausias įrodymas, kad masažas pavyko, kai užmiega klientas. Kodėl kosmetikės turi mokėti pėdų masažą? Todėl, kad užtepus kaukę kai kurie klientai nejaukiai jaučiasi ir tarsi klaustofobija jiems. Tai tuo metu, kol klientas guli su kauke, galima padaryti pėdų masažą. Kaip ekstra papildomą paslaugą. Patys pratimai, kur ir viršutiniai pėdos dalį. Dabar labai svarbus momentas yra skausmingų taškų ieškojimas. Reiškia, padarom tokį sulenktą pirštą ir visą pėdą ištaškuojam. Tai nėra labai lengva daryti, nes reikia jėgos. Kodėl reikia šitaip daryti? Nes paduose, tiek delnuose, tiek paduose yra daug bioaktyvių taškų. Ir jeigu mano klientė
va šiuo metu trūkteltų pėda, reiškia tai čia kažkur tai jai skauda. Nebūtinai čia skausmingas taškas atradom. Ta tašką reiktų masažuoti ir klientei pasakyti, kad kiekvieną vakarą namuose jinai tą turėtų daryti iki 15 minučių. Dažniausiai skausmingi taškai yra šitoj vietoj, nes čia yra stuburas. Po šito viso darom ir tuo pačiu ištraukiam iš klientės viską, kas negera. Tos pusės. Jeigu klientas užmygo, tuomet rekomenduočiau baigiamąjį judesį daryti atsistojus, vėduoklė. Tada klientas, kai atsistoja, klientas pajunta, kad jau kosmetikė keičia padėtį ir prabunda. Ačiū už dėmesį.